Labas rytas visiems gausiai susirinkusiam iš tikrai įvairių Lietuvos regionų, tiek savivaldybių, tiek privataus sektoriaus, tiek centrinės valdžios sektoriaus. Aš esu Andrius Šiautinės viešos privataus partnerystės asociacijos direktorius. Šiandien turėsiu garbės pristatyti šiandienos pranešėjus, tiek centrinės valdžios, tiek privataus sektoriaus ekspertus. Ir, viešo privataus partnerystė yra tema, kuri nuolat eskaluojama ne pirmus metus. Vis sukyla diskusijos viešo ir privataus partnerystės tema metai iš metų. Ir šiuo metu kaip ir yra sukilusi nauja banga. Ir to susidomėjimo pasekoje mes kartu su Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija inicijavome šią konferenciją, kurios metu tikiuosi galėsim produktyviai padiskutuoti viešos privataus partnerystės perspektyvų tema, apsikeisti kontaktais, produktyviai praleisti laiką ir tikiuosi turėsim galimybę užmegzti naudingus kontaktus, gauti naudingą informaciją ir nuo diskusijų, pokalbių šioje konferencijų salėje pradėsime gyveninti realius projektus kitais metais. Tai pradžioje sveikinimo žodį norėčiau suteikti ūkio ministrui Dainiui Kreiviui ir Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentui Robertui Dargiui, kuris taip pat yra viešo privataus partnerystės asociacijos valdybos pirmininkas. Man tikrai malonu būti čia su jumis. Ūkio ministerija šiandien daug daro, kad ilgai atidėlioti partnerystės projektai taptų realybė. Noriu pasakyti, kad šiandieninėme ekonomikos procesų kontekste mes visi turime priimti sudėtingus sprendimus. Esu įsitikinęs, kad vienas iš tų kertinių aspektų ekonomikos skatinimo srityje yra glaudesnis bendradarbiavimas valstybinio sektoriaus su privačiuoju sektoriumi ir mūsų vyriausybė savo programoje yra labai aiškiai pasisakiusi, kad mes skatinsime viešojo ir privataus kapitalo partnerystės projektus. Pritraukdami privačias investicijas į viešojo sektoriaus reguliavimų paskirtas sritis bei stengdamės užtikrinti kuo efektyvesnį viešųjų funkcijų vykdymą. Daugelį pasaulio pažangių valstybių jau yra, tai yra įprasta praktika, kuomet pritraukiamas privataus sektoriaus gebėjimai ir patirtis. Tai daroma yra tiek įgyvendinant infrastruktūros atnaujinimo, tiek kitus valstybinės svarbos bei strateginius objektus. Pavyzdžių yra įvairiausių, jau yra ir mūsų šalyje, tai yra energetikos, aplinkosaugos, transporto ir kitos socialinės infrastruktūros srityse. Ko mes siekime? Mes pirmiausia siekime racionaliai išnaudoti viešo ir privačiaus sektoriaus partnerystės potencialą kaip ekonomikos skatinimo priemonę. Ekonomikos skatinimui 9 metais pirmiausia skiriame didžiulį dėmesį kreditiniams ištekliams, verslo sąlygoms. Antrasis etapas, kuris prasidės kitais metais, manome, kad didžiulis srautas investicijų turėtų pirmiausia būti nukreiptas į valstybės viešąją infrastruktūrą. Ir tik tai investuodami į viešą infrastruktūrą mes galėsime užtikrinti konkurencingumą bei aukštos kokybės privačias paslaugas. Ir mūsų tikslas yra tikrai sukurti modernę, patikimą bei veiksmingą bendradarbiavimą skatinančią sistemą. Efektyvus teisinis reglamentavimas yra sudėtinė verslo aplinkos gerinimo dalis ir tiek Seime, tiek vyriausybėje buvo priimti šiais metais atitinkami teisės aktai, kurie atveria naujas galimybes partnerystės projektams,
Seime yra priimti, kaip žinote, visi reikalingi įstatymų pakeitimai, kurie įsigalioja nuo sausio 1 dienos. Finansų ministerija yra parengusi visus reikalingus nuostatus, visas reikalingas taisyklės, taigi įstatymų komplektas yra pilnumoje parengtas, kad ta partnerystė taptų realybė. Įstatymas yra ekspertų įvertintas kaip tikrai skaidrus, kuris savo skaidrumu, lakoniškumu, efektyvumu prilygsta Jungtinės karalystės įstatymui, kuris yra kaip pavyzdinis Europos Sąjungoje, kur Jungtinė karalystė yra toliausiai pažengusi šitoje srityje. Tai, kaip minėjau, kad teisinė aplinka yra mūsų tikrai konkurencinga viso regiono mastų ir investuotojų požiūrių. Taigi, nuo kitų metų planuojame pradėti gyventi viešo ir privataus sektorių partnerystės skatinimo programą. Tos programos tikslas yra konsoliduoti viešo ir privačiaus sektoriaus išteklius į veiklą susijusios su viešos infrastruktūros modernizavimu Lietuvoje. Tikimės, kad sėkmingos partnerystės dėka pavyks tolygiai, pabrėžiu tolygiai, visose regionuose atnaujinti mokyklas, ligoninės, kultūros, sporto objektus ir transporto infrastruktūrą. Plėtodami viešo ir privataus sektoriaus partnerystės sistemą, numatome sutelkti skirtingus finansavimo šaltinius ir taip artimiausiu metu padidinti investicijas į viešą infrastruktūrą. Mes kasdieną, kas savaitę turime investuotojų susidomėjimą šio projektu ir vakar turėjome svečių iš arabų šalių, arabų fondų, kuriems įdomu dalyvauti šitose projektuose vienokiu ir tokiu būdu. Neseniai premjeras lankėsi su ūkio ministerijos delegacija Londone, tai kur taip pat su didžiausiais Jungtinės karalystės bankais buvo aptariama šita problema. Taigi manoma, kad finansavimo pritraukimas už Lietuvos ribų yra tikrai realus ir gali būti veiksminga priemonė išeinant iš to uždaro kreditinės sistemos, kuri nefinansuoja mūsų infrastruktūros rato. Taigi, planuojame teikti reikalinį metodinę konsultacinę pagalbą bei kitas paslaugas ir rengti projektus. Mums svarbus, pabrėžiu, labai svarbus, efektyvus ir skaidrus projektų rengimo bei gyvenimo procesas. Ūkio ministerija yra užsibrėžusi tiek viešos partnerystės projektai, tiek Europos Sąjungos parama, kuri skiriama mūsų verslo įmonė, tiek viešieji pirkimai, kurie po 2 metų tampa ūkio ministerijos reguliavimo sritimi, taptų efektyvus, skaidrus, o asmenys vykdantis šias veikas taptų atsakingi. Taigi, turime mes visi suprasti, kad kaip valstybė turime dar visgi nedaug patirties šiuose projektuose, ypač geros patirties, todėl ypatingai svarbu laiku matyti visas galimas kliūtis ir joms pasirengti. Todėl ypatingai svarbu, kad ir labai laiku yra šitas forumas. Ir tai yra tikrai gera vieta, kurioje mes galime visi pasikeisti idėjomis, ieškoti bendrų sprendimų. Ir aš esu labai dėkingas konferencijos organizatoriams už šią iniciatyvą, nes, kaip minėjau, tai ko gero yra raktas mūsų valstybei keistis, kelti regionų lygį ir skatinti ekonomiką. Ir būdamas dėkingas, kad minėjau šitą iniciatyvą, noriu palinkėti visiems konferencijos dalyviams sėkmingo darbo, gerų idėjų, o ateinančiais metais aktyvaus dalyvavimo valstybės rengimuose ir privataus verslo, taip pat dalyvaujančiuose projektuose. Taigi, dėkui.